Geležinis kapitonas Modė išveda į aikštę TSRS rinktinę ir žais prieš gimtąjį Žalgirį. Ir Kaunas visai nepyks. Antrąjį kėlinį Modestas žaidžia jau Žalgirį, prieš rinktinę. Ir Kaunas visai nedžiūgauja, nes tai šventė, liūdna šventė. Olimpinis čempionas, 2-kart pasaulio čempionas, 4-kart Europos. Tokio ryškumo žvaigždės iš krepšinio neišeina. Jis buvo turbūt vienas iš geriausių pasaulį, FIBA, sakysim, žaidėjų. Tai Sąjungos rinktinės kapitonas, švis kietas vyrukas. Štai ir Modė. Tai yra ir gynyba, ir charakteris yra, ir šitą, ir darbingumas yra, ir noras. Tai aš manau, kad visas tas kompleksas sudarė tokį legendarinį tokį mūsų idealą, kai mes kėmė, kuris 5 bus numerį tenais, mes ginčydamės, kuris aš penktas, ne, tai važodžiu mes tenais, tikrai mes Kaune idealizavom tikrai Modestą. Jis daug dirbo individualiai, turėdavo apėjimą, jį padengti būdavo beveik neįmanomas. Genai ir plus darbas. Tai va, ir tas kūrinys gavosi Dievo. Modestas buvo švyturys mūsų kartoje. Yra vietų, kurios spinduliuoja ypatingą energiją. Tarsi laiko susidvejinimas. Žinai, kad esi dabartyje, bet savyje jauti praeitį. Ne kaip istoriją, paminklą, o kaip nūdieną. Išgyveni ją dabar. Dar ir dar kartą. Daug aistrų virėsi nučiukėje Kauno sporto halėje. Prieš beveik 80 mečius Ąžuolų paunksmėje iškilusi sporto meka regėjo visus krepšinio milžinus. Praną Lubiną, Arvydą Sabonį, Šarūną Marčiulionį, Modestą Paulauską. Arba mūsų Modė. Tituluočiausias visų laikų Lietuvos krepšininkas buvo toks savas ir visų mėgstamas, kad niekas Lietuvoje jo kitaip ir nevadino. Kai žaisdavo Žalgiris, kai žaisdavo Modestas, nebūdavo praėjimų matyti sporto halėje. Jie būdavo užsėsti. Praktiškai visur buvo tribūnos. Čia kartais kalbama, kad yra neformoj, jis dabar neformoj, jis patreniruos, tada jis bus formai, arba rungtynės būna, tai kažkas nepaėjo, arba nekryto šiandieną. Pasakysiu, pas Paulauską nesu to matęs. Vėl Modestas. Maskviečiai pralaimi, jaudinasi jų treneris Aleksejevas. Visur, kiekvienose rungtynėse jis būdavo pavojingiausias, rezultatyviausias. Aš ir sakydavau mūsų Modestas, nes jisai toks ir mūsų, ir kiek jis atidavė sveikatos tam Žalgirėliui, tai jau čia retas kuris. Na, aišku, visi mes stengiamės, bet jo jėgos atrodo, kad neišsenkamos. Jisai jau atrodo, jau viskas nebėra, ir vėl jis pakyla, vėl jis neliko. Modestas Paulauskas. Lietuva jį laikė geriausių visų laikų savo krepšininkų, nes niekas nedrįso ir svajoti, jog kada nors kas nors jam galėtų prilygti. Ir nuovargis neturėdavo per daug ypatingos reikšmės, sako, pavargo, nebegali įmesti. Pas jį taip kažkaip nebūdavo, jisai mesdavo visą laiką. Jeigu jis per rungtynės nemesdavo 300 taškų, tai jį nušvilpdavo. Jo, tai jau buvo norma tokia. Jeigu tu ne, tai jis jau blogai žaidė, jis jau blogas yra. Jis retai kada trūkdavo jam iki to 300 taškų, retai trūkdavo, bet kad ten 20 nemes, kaip dabar geriausi žaidėjai, vieną dieną metė 200, kitą dieną 2 taškus. Būtent brolis Edmundas buvo tas žmogus, kuris 8 metais jaunesnį Modestą užkrėtė meilę krepšiniui.
Jauniausias iš 4 Onos ir Felikso Paulauskų vaikas pasaulį išvydo 45-aisiais. Po karo šeimai iš senelių namų kaime, kupinų maisto vežimu grįžtant namo į Klaipėdą. Jau gerokai vėliau mama sakė, gimei sūnelė ant ratų, tad visą gyvenimą ir važinėsi. Buvo Kretingoje, kovo 19 diena buvo. Turiu dar viskas dar paraku kvepėjo, dar čia sausio 28 Klaipėda buvo. Sakant, kaip dabar vadina, išvaduota, kiti dabar nesuprasti, dabar koks čia žodį taikyti. Ir Kretingoje jis išlipo, tiksliau mama išlipo, ne jisai, ir pasiliko Kretingoje. Tėvas mums aiškino, bet mes dar nesupratom, ko ten jis paskui po kiek laiko parvežė. 4 įpėdinį. Taip pat mes 4 ir augom. Jis gaudavo tenais kažką tai kruopų, monų, tai tos košės visiems užtekdavo. Mano, pasakyčiau, netgi kažkokia vaikystė pasibaigė su Modesto atsiradimu. Nes 12 metų tai gera auklė, prižiūrėtoja, mama laiko neturi, kadangi vis tik tai vaikų jau 4. Va, ir žodžiu, vežimas prie šono būdavo jau žaist, lakstyt su draugiam, jau tik tiek, kiek vežimas su savim gali vežti. Nu ir paskui visą laiką jis taip jau nepaprastai glaustėsi vis prie manęs. Kai mes 45 metais šeima grįžo į Klaipėdą ir Klaipėda buvo tuščia. Buvo visi namai, butai praktiškai tušči buvo, nežinau kiek ten procentų buvo gyventi, tai ypatingai buvo tuščia. Čia, kur dabar yra universitetas, ten anksčiau buvo kareivinės, ir prie tų kareivinių gyveno, ten buvo vokiečiams statyti, vokiečių nameliai, ten buvo tušti namai su baldai, sakė viskas. Tačiau jų susiorganizavo ten tokia grupė, ten keletą mokytojų ir, sako, mes irgi turim vaikų, šeimą su vaikais, sako, įmam atgaivinti gimnaziją. Tai vadinosi pirmą vidurinę, paskui Donelaičio mokyklą, šiandien Vytauto didžiąją gimnaziją. Ir jie visi ten kaip ten vietoje ir apsigyveno, savo tokius šone gyveno, reiškia, administracijos turbūt korpusas buvo dalis. Tai mes ten 17 metų ten ir gyvenom. Abu Paulauskai gimnazijoje ir dirbo. Tėvas tapo ūkvedžiu, mama valė patalpas. Mes pradžioj tokiam įsikūrėm sklepę, ten tėtis virš durų, ten buvo tokie, kaip anksčiau pastatai buvo truputį aukštesni, negu dabar 2,5 metrų buvo, ten 3,5, gal net ir dar daugiau, iki 4 metrų. Tai virš durų buvo surezgęs tokį vadinamą iš vėlos surezgęs lanką. Tada problema buvo kamuoliai ir kamuolių ten nebūdavo. Tai nežinau, ar ten mama kažkokių skudurų buvo suviniojusi, kažkokį ten padariusi kažkokį tokį pundulą. Ir vaikai ten jausdavom kažkokį malonumą ir tai vyresni broliai man dar irgi talkininkaudą, ten pamesdavom ten į tą lanką. Ir buvo, skaitau, kaip mokyklinis tais laikais, visai gražus stadioniukas, krepšiai, bėgimo šitas halas. Nu ir ką, Paulauskų visa šeimyna, visi vakarai, netgi tėtis Feliksas Paulauskas, irgi ten, šį vakarą mėtysim rutulį. Gerai, mėtysim rutulis. Kitą dieną krepšinį žaisim. Ir taip Modestas augo, tokiai aplinkoj. Dar vos jis ten bėgdavo, bet bėga broliai. Ir jis bėga ir šaukia, palaukit manęs, ašaros bėga. Aktyviai sportavo visi Paulauskų vaikai. Elvyra buvo viena iš geriausių Lietuvos moterų tinklinio rinktinėje. Vyriausiasis brolis Emanuelis dalyvavo net 3 tautų spartakiaduose, disko metimo ir rutulio stūmimo varžybose. Lengvaatlečių kelią galėjo pasirinkti ir Modestas. Moksleivių šuolio į aukštį varžybose jis peršoko kartelę iškeltą į 1,95 cm aukštį. Tačiau pagranduko širdis linko kitur. Ten, kur kamuoliais bumbsėdavo brolis Edmundas. Taip pat vėliau buvę žalgirietis su draugais. Jeigu žaidėjų pritrūkdavo, mane išleisdavo. Krepšininko karjeros pradžią prisimena Modestas Paulauskas. Buvau gerokai jaunesnis, bet degiau norų žaisti. 4 klasėje būdamas,
patekau jau į 5-6 klasių rinktinę. Tai buvo toks kažkoks niuansas ir man tada imponavo labai 4 numeris, nežinau, kaip sakant, šiandien aš jau toks visą laiką 5. Ir tada aš šiek tiek buvo girdėta man pavardė, žinojau, kad yra Butautas toksai, Stepas Butautas ir žaidė 4 numerį. Na ir man labai norėjusi būti to 4 ir kažkokiu tai tokiu vadinamu paveldėtoju tokiu ir žaisti taip kaip Butautas ir būti 4 numerį. Ir dar kai dabar atsimenu su mama, sėdėm ten iš vakaro, ten kažkokia maikutė vadinama ir siūvom tą 4 numerį, kol prisisiūvom ten kažkokia ten iš kardono, ten iškarpyta, ten ta, ir kitą dieną žaidžiau ten rungtynės. Nu, jaudulys buvo labai didelis, čiut nebemiegis, taip toliau, nu, ypatingai tokie, lyg tai, kad būtų šiandien kažkas tai pasaulio čempionatuose, nu, tam lygiai. Tai. Tas visą karjerą lydėjęs 5 numeris atsirado gerokai vėliau. Ir tikrai ne todėl, kad po karo Klaipėdos metrikacijos biure buvo užregistruotas 5 naujagimis, tikina olimpinis čempionas. Tai tiesiog mitas. O štai vėliau daugybę metų įvairiose komandose jam skiriamos kapitono pareigos pirmą kartą buvo patikėtos dar 4 klasėje. Tai buvo aikštelė labai aktyvus, labai visur norėjau visą laiką kaip išžaidėjas, norėjau visą laiką tą kamuolį turėti savo rankos, visą laiką vadovauti žaidimui, visą laiką būti kažkoks tai aktyvus, atidavinėti partiniams kamuolius, pats atakuoti daug, pelnyti daug taškų, visur, kad būtų pilni laukai. Krepšinio abėcėlės pramokęs lauko aikštelėje ir gimnazijoje, pas brolius Joną ir Stasį Urvakius, Modestas Paulauskas veržėsi treniruotis ir krepšinio mokykloje. Tačiau tam, kad ten būtų priimtas, turėjo įvykdyti vienintelio Klaipėdoje trenerio Vlado Knašiaus sąlygą. Pagal ūgį, jeigu aš ten buvau labai mažiukas, sakė, nu, kai pasieksi tinkliuką, sako, aš tave paimsiu į treniruotis. Ir aš taip laukiau to momento ir paskui, kada jau tas momentas atėjo, kažkokias varžybas, kokį aš turėjau džiaugsmą, kada gavau prieš kelionę trenerius, ir buvo užrašyta ant krūtinės Klaipėda. Tai buvo labai didelis jau įvykis, kad aš gavau tą treningą. Tas treningo, ten vertė, atsimenu, irgi ten buvo, ten ašaros ten atėjęs. Pats koks tai ploniausias, ten 5 rublių vertės buvo. Bet buvo pasvarbiausia miesto etiketė. Eidamas 14-uosius, Modestas pirmą kartą dalyvauja respublikinėse varžybose. Jo komanda lieka paskutinėje 5 vietoje, bet jaunasis talentas, nors dar net 1,70 m nesiekė, jau visą galvą geresnis už kitus. Jam įteikiamas naudingiausio žaidėjo prizas. Karjeros karuselė įsisuka žaibiškų greičių. 60-aisiais vos 15 Modestas Paulauskas pradeda treniruoti su vyrais, o dar po 2 metų su Klaipėdos komanda tampa 3-kart Lietuvos čempionu. Laimi moksleivių spartakiadą, jaunių pirmenybės ir su maisto ekipa iškovoja aukso medalius vyrų varžybose. Čiagi talentas kaip ir daugelį gyvenimo sričių, ar tai rašytojas, ar tai šokėjas, ar tai dailininkas, vis tiek turi būti įgimta. Ir jo stiprioji pusė tokie buvo individualūs veiksmai, taip man atrodo. Aišku, krepšinis kolektyvinis žaidimas ir jis tą sugebėjo su savo branda būti ir kolektyvinio žaidimo dalyvis. Tačiau individuali jo galimybės tokios buvo, sakyčiau, labai ryškios. Jis nebijojo rizikuoti. Aktyvus, ryžtingas, nebijojantis nedrebančiam rankom, o krepšinį ypatingai kai kuriais momentais tai lemia pergalę. Tai vat Modestas buvo iš tokių. Savim labai pasitikėjo, aš skaitau, jeigu jis buvo užsispyręs labai ir aš manau, kad jis matydavo, jeigu jis gali tą padaryti, pats tai jis tą ir padarydavo, dėlėskim, krepšinį ten, ar įmest ar prasivers, suprantate, jeigu jis jau ypač rizikingų momentų, jis labai jis jautė save, kaip čia sakyti, krepšinį. Jis buvo labai ryžtingas ir darbštus buvo, jis taip buvo jau atsidavęs tam krepšinį, buvo žmogus ir gimęs, ko gero, krepšinį. Vos tik baigusi mokyklą, Modestą jau ima vilioti Žalgiris. Bet žaidimų jau ir tarp vyrų išsiskiriantis jaunuolis dar metus lieka uostamiestyje. Klaipėdoje įstoja į vakarinį Politechnikos instituto skyrių. Su puikiai sukomplektuota miesto komanda tikisi prasibrauti į Sovietų Sąjungos čempionatą. Deja, tokių pačių planų turi ir vilniečiai, tačiau šios ambicijos lieka neįgyvendintos. Drauge subliūkšta ir noras tapti inžinieriumi.
Kitas etapas – jau Kūno kultūros institutas ir Žalgiris. Kaip jį pakvietė į Žalgirį, jis buvo 18 nepilnai turbūt metų. Ir tais pačiais metais vienas iš tikrai gerų Žalgirio gynėjų, Jonas Radikas, apsirgo. Ir apsirgo taip jau, sakykime, ne savaitę dviem, bet apsirgo gan rimtai. Tai va, ir tada tiesiog Bimba neturėjo pasirinkimo, reikėjo kažką rizikuojant statyti. Ir Modestas buvo tas pasirinkimas, kad jis labai daug gaudavo laiko žaisti. Labai daug laiko. Ir aš galvoju netgi, kad metus Žalgirį pražaidęs jau į jį buvo, reiškia, akis nukreipė ir Tarybų Sąjungos rinktinės treneriai būtent. Ir dėkoju ir šiandien turbūt ir komandai, ir labiausiai Vytautui Bimbai treneriai tų laikų amžinatilsį, kuris sukūrė tą komandą, kuri ten ilgus metus, mes 14 metų mes draugavom. Ir ten viskas, aišku, po to prisidėjo ir tokie stambesni, kaip sakant, žingsniai, tai kai pradėjau Tarybų Sąjungos rinktinėje žaisti, tai būdavo čia kažkoks tai vienas žingsnis toks eidavo, viena linija Kauno Žalgiriai ir kita tokia stambesnė linija eidavo be abejo Tarybų Sąjungos rinktinė. Tarptautinėje arenoje Modesto Paulausko pavardė pirmą kartą nuskambėjo, kai jam buvo 18. Komandos kapitono pirmyn vedama Sovietų Sąjungos rinktinė tapo Europos jaunių čempione. Tai ypatinga sėkmė, nes nugalėtojų taurės Modesto rankose galėjo ir nebūti. Jei prastas oras nebūtų sujaukęs komandos kelionės į Neapolį maršruto, tikslo ji būtų nepasiekusi. Mes pavėlavom į, įsivaizduokit, užsienį Berlyne, išvažiuojame iš viešbučio, atvažiuojame į aerodromą ir sako, jūsų lėktuvas jau skrido, jūs pavėlavo. Tai toks retas ir neįmanomas atvejis, kad galėtum pavėluoti užsienį dar būnant čia, galbūt čia vietoj būtų sakytų, nu tai mašina sugedo kažkur tenai Šakijose, kol važiavau iki Vilniaus, taip toliau. Ten kitą dieną skritam su tokiu pat sekančiu reisu, parodė nuotraukas, parašyta Tutti giocatori morti, visi žaidėjai šuvę yra. Nu, lėktuvas rėžėsi į Vezuvijos kalną, papuolė į audrą, taip toliau, mes likom gyvi. Tais pačiais metais Modestas Paulauskas debiutuoja ir Sovietų Sąjungos vyrų rinktinėje. Ir dar kokiose rungtynėse dvi kovoja su Jungtinių Amerikos valstijų rinktinė. Noras begalinis, bet jaudulys padaro savo. Modestas pelno vos 1 tašką. Tai buvo Leningrade, aš tokia dabar Leningrado ten, ASK tokie sporto rūmai yra tokie, labai tokie grubus ir išleido Gomelskis, tada irgi atsimenu ten keliom minutėm ten taip toliau. Atsimenu dar, kai dabar kažkokį praėjimą dariau, ten bandžiau, ten subaudavo turbūt taip toliau. Nu, aišku, jaudulys buvo. Nors ambicijų daug, 64-aisiais jos netveria Modestui Paulauskui durų į olimpinę rinktinę. Į Tokijo žaidynės komanda išvyksta be jo. Lietuvis lieka pirmas tarp atsarginių. Galbūt veltui, nes po metų Modestas Paulauskas tampa vienu iš Sovietų Sąjungos rinktinės lyderių. Ir ant jo marškinėlių jau atsiranda legendinis 5 numeris. 65-ais, kažkaip nuo pirmos stovyklos, kai patekau į rinktinę, pirmas tarptautinės rungtynės išvyko, kai dabar atsimenu į Prancūziją ir Suomiją. Kai tik buvo laisvas, tada negalima buvo ten atimti iš kažkokio žaidėjo, aš negalėjau ten atimti kokį nori numerį, taip toliau, dar ko gero nebuvo tas žaidėjas, kuris galėjo pareikšti savo nuomonę apie tai. Ir buvo 5 numeris laisvas ir tas numeris kažkaip prikibo man ir aš likau jo. Po kelių mėnesių jau Modesto Paulausko pirmyn vedama Sovietų Sąjungos rinktinė Maskvoje triumfuoja Europos čempionate. Ant atsarginių žaidėjų suolelio beveik neprisėsdavęs 20-metis lietuvis per 9 rungtynes surenka 130 taškų, 5 visos komandos dalį. Rezultatyviausio rinktinės žaidėjo nesugebėjo sustabdyti net pačios ryškiausios žvaigždės. Tribūnose sūnaus benefisų drauge su tūkstantinės sirgalių armija gėrisi ir tėvukas bei brolis Emanuelis, tapęs kruopščiu Modesto pergalių metraštininku. Gaila, kad tais metais nebuvo apdovanojamas naudingiausias čempionato krepšininkas. Finale vaikinukas iš Klaipėdos visiškai užgožė legendinį Jugoslavijos rinktinės snaiperį Radivojų Koračą. Dariau savo darbą ir viskas. Po to parodė skaitliukas, yra taškai, kai jo, atsimenu, finalinės rungtynės su Jugoslavais. Irgi rezultatyviausias žaidėjas ir po rungtynių kažkas įlindo į rūbinę. Kažkokia laikraščio redaktorius, kokia auksinė laikrodė, dar Poliotkai dabar atsimenu pauksuotą. Tai va, tai tose varžybose buvo atvažiavęs mano tėvelis, 66 metų, buvo vyriausias brolis Emanuelis su žmona. Tai
Tai padovanojo tėčiui tą laikrodį. Ir paskui taip įdomiai, laimingai važiavom su kupė traukiniu namo. Tapęs Europos čempionu, Modestas Paulauskas veikiai sulaukė pasiūlymo tapti ir Sovietų Sąjungos čempionu. Apsivelki Maskvos CSKA marškinėlius ir kelias į sėkmę jau garantuotas. Krepšininko, kurio namuose net sovietmečiu ant sienos kabėjo dar visai jaunutės mamos įsiuvinėtas Vytauto Didžiojo atvaizdas, treneris Aleksandras Gomelskis suvilioti neįstengė. Mes tą išlaikėm visus karo metus, visus pokarių. Ir ne taip kur nors spintai, bet ant sienos kabojo. Kur tikrai būtų kas nors pamatęs, tai būtų tėvai kalėjimuose prasidėję. Aš kažkokią tai, tikrai kažkokią turėjau tokią ir pagarbą galbūt, ir tokią draugų tarpę Tarybų Sąjungos rinktinį, ypatingai rusų, ten ir Volnovas, ir Travinas, ir kiti, ir Lipso, nors jis estas buvo. Jie geranoriškai norėjo, kad aš ateičiau į tą komandą, į CSKA, taip, Modė sako, būsi CSKA, čia tiek daug privilegijų, čia pagonai greitai eina, kyla laipsniai, čia ir materialiai, čia ir pinigai, būsi Tarybų Sąjungos čempionas daug kartų ir visokios ir Europos taurės laimėtas taip toliau. Tačiau šitas mane absoliučiai šitą medalio pusę negundė, man kažkaip anksčiau iš viso tie pinigai neturėjo tos tokios reikšmės, kur yra šiandien. Ir toks paskutinis pokalbis buvo, kai dabar aš prisimenu, puikiai buvo Kuboje, pasikvietė mane Gomelskis taip jau, tokiam paskutiniam, bet toks labai gražus pokalbis buvo viešbutį tiesiog ir jisai pakvietė komandos kapitoną, ir CSKA lyderį, ir Tarybų Sąjungos krepšinio lyderį, Genadijų Volnovą, amžino poilsio. Ir jie su manim taip gražiai kalbėjo, taip tu sako, Modė sako, galvoji, kaip čia dabar mums tai spręsti, ar tu ateisi pas mus, ar neteisi, ar kokie tavo toliau planai. Tai buvo 65 metai, aš jau buvau ir Europos čempionas, jau buvo, jau toks jau, skaityk, jau šiek tiek subrendęs, jau žaidėjas ir jau turėjau šiokį tokį svorį jau komandai. Ir aš jam papasakoju, taip trumpai ir aiškiai sakau, kad man, sakau, būtų įdomu, sakau, man žaisti ten geroj komandai, tarp gerų žaidėjų, su geresniais galbūt žaidėjais, ten būti elite ir taip toliau. Bet sakau, aš neįsivaizduoju po to, sakau, aš pasilikti ten gyventi nenorėčiau, sakau, aš praktiškai negaliu pasilikti. Ir jie žino, kad Volnovas, dėkingas aš jam, kuris turėjo irgi tokį labai svarų žodį ir jisai tuo momentu pasakė, sako, Aleksandr Jakovlevičius, sako, aš jau tiesiog taip pat lietuviškai sakysiu, ne rusiškai, sako, davайте, sako, netrukdykim, sako, aš pats, jeigu būčiau Modės vietoje, sako, aš irgi nieko, sako, nevažiuočiau iš Lietuvos, nevažiuočiau į niekur kitur. Sako, palikim, sako, jis lieka mūsų žmogus, mūsų draugas ir, sako, mes jo nebelieskim, tegu jisai gyvena, sako, kaip jam išeina. Nors žaisti CSKA Modestas Paulauskas atsisakė, vietos Sovietų Sąjungos rinktinėje jam visuomet atsirasdavo. Net 10 metų, iki 74-ųjų. Tiesiog jis buvo tokio lygio žaidėjas, be kurio komanda buvo neįsivaizduojama. Лидер от природы. Вожак. Вожак и очень справедливый вожак. И все, что самое, я говорю, что приятно, что он объективен был. Как бы это было, в общем-то, какие-то моменты многим и не нравилось, но он говорил и вел себя ради только дела. Ради дела. И только уже можно жалеть, что, в общем, сейчас таких редко. И по человеческим качествам, когда касалось чисто этого работы, дела, он, если так говорить в народе, он мужик с большой буквы. Ближе всех напоминает и по характеру, и по действиям от Джордана это Паулаускас. Он такой же сильный, такой же неудержимый был под щитом и также мужественно сражался, и умный игрок был. Net nesvarstęs ir kvietimo studijuoti bei krepšininko karjerą tęsti ir Jungtinėse Amerikos valstijose, 67-aisiais Modestas Paulauskas į Lietuvą parvežė dar 2 aukščiausios prabos medalius. Urugvajuje SSRS rinktinė pirmą kartą tapo pasaulio čempione, o 22 metų lietuvis buvo išrinktas į simbolinį žaidėjų penketą. Tais pačiais auksiniais metais su komandais laimėjo ir antrąjį Europos čempiono titulą, atvėrusi rinktiniai kelią į Meksiko olimpinės žaidynės. Aikštelėje Tarybų Sąjungos ir Jugoslavijos komandos. Kaip žinia, Jugoslavai pastojo tarybiniams sportininkams kelią į finalą.
Tai galima paaiškinti nepilnaverčių mūsų šalies sportininkų pasirodymų ir gerų jugoslavų žaidimų. Iš tarybinių krepšininkų visą turnyrą vienodai gerai žaidė tik kaunietis Modestas Paulauskas. Tuo tarpu kitų žaidimas sviravo. Nematėme Tarybų Sąjungos komandai būdingo aštrumo, gražaus braižo, taiklumo. Pralaimėta 12 taškų skirtumu, 63-75. Paulauskas šį kartą buvo aikštelėje 10 minučių ir pelnė 12 taškų. Iš viso olimpinėme turnyre jo sąskaitoje 144 taškai. Taigi, Modestas Paulauskas Meksikoje laimėjo bronzos medalį. Jūs tai jau matysite, kaip už gerą žaidimą Modestui po paskutinių rungtynių dėkojo Tarybų Sąjungos rinktinės treneris Aleksandras Gomelskis. Po olimpinių žaidynių Aleksandras Gomelskis patikė Modestui Paulauskui kapitono pareigas. Lietuvis tampa dešiniąja trenerio ranka. Buvo labai sunki problema, kada 69 metais mane prieš Europos čempionatą pasikviečia, sako, tu būsi dabar Tarybų Sąjungos rinktinės kapitonas, man Gomelskis. Sakau, kaip dabar, sakau, aš važiuosiu, sakau, čia mano gerbiamas draugas važiuoja kartu Valnovas, ilgametis kapitonas ir jis dabar bus ne kapitonas, sakau, kaip tai atsilieps, sakau, ir žaidimų jis gali būti ar prieš, gali kažkaip sureaguoti ne taip ir taip toliau. Bet ne, ten pradėjo tokias įkalbinėjimai, paskui bandėm su pačiu Valnovu, kažkaip vyksta kažkoks tai įvairūs toksai sutapimai, pokalbiai taip toliau, kurie priveda prie kažkokio bendro normalaus reikalo. Ir man nesukliūdė šitas dalykas važiuoti į Europos čempionatą, būti kapitonu ir greta žaidė Valnovas. Šis Europos čempionatas vėl baigėsi Sovietų Sąjungos rinktinės triumfu. Titulą komanda apgina ir po 2 metų. Tarp jų 70-aisiais pasaulio čempionate sovietiniai krepšininkai lieka 3, bet Modestas Paulauskas vėl tarp geriausiųjų. Lietuvis patenka į simbolinę pasaulio rinktinę. Deja, medaliai tik fasadinė sporto pusė. Kasdienybėje neretai būna ir taip. Sunki trauma ilgam išvedė iš rikiuotės Modestą Paulauską. Kauno Žalgiris liko be lyderio, šalies rinktinė be kapitono. 72 Münchenas. Sovietų Sąjungos rinktinė, prie kurios vairo jau ne Aleksandras Gomelskis, o Vladimiras Kontrašinas, olimpinėme turnyre skina vieną pergalę po kitos. Įveikusi 8 varžovus finaliai įstoja akistaton su Jungtinių Amerikos valstijų komanda. Nuo 1936 metų olimpinėse žaidynėse iškovojusi jau 63 pergalės iš eilės. Amerikos televizijų prašymų susitikimas prasideda prieš pat pusiaunaktį. Nuo pat pirmųjų minučių į priekį įsiveržė Sovietų Sąjungos rinktinė. Pirmąjį kėlinį laimėjusi 5 taškais, antrajame ji nutolsta iki 8. Tačiau tai dar ne pergalė, intriga tik prasideda. Pralaimėjimo kartėlio daugelį metų nežinantis amerikiečiai pakyla į lemiamą šturmą. Likus žaisti 3 sekundės, baudų metimais jie persveria rezultatą – 50-49. Pasiimam minutę pertraukėlę, ten viskas mums paaiškina, kaip darysim. Jie daiškai išmeta autą, atiduoda, mes su Belovas irgi turim gauti kamuolį. 3 sekundės yra daug, mes gaunam kamuolį, į tada tik tai jungiasi laikas. Mes turim suspėti perduoti tą kamuolį Aleksandrui Belovui, kad jisai ten su baudom ar kaip nors tenai užbaigtų tą ataką. Taip ir įvyko, šitas Jedeško atiduoda pasą kažkuriam tai ar man, ar Sergejui Belovui, ir tuo metu švilpukas, kad baigėsi laikas.
Nu, ir tada amerikiečiai, aišku, patenkinti, viskas baigėsi, viskas tvarkoja, ten griūna ant žemės, kai visuomet, kai viskas tas triukšmas, ten salė. Ir pats Džonsas tada buvo komisaro, ir pats Džonsas sustabdo visą tą turgų, pasišaukė teisėjas ir pasako, yra 3 sekundės pakartojimas. Reikia pakartoti, nes įvyko nesąmoningai kartą laiką. Kodėl jie ten nuspaudė nekvalifikuotas tas, žinai, sekundų sekretorius ir taip toliau. Nu ir viską daro iš naujo. Jokio toliau susitarimo nebebuvo. Viskas liko tas pats. Tik Jedeška, kaip profesorius įma tą sprendimą ir su tą savo ten iškrypusią ranką stumia kaip rutulį ten tą kamuolį ir varo iš karto tiesiai į priekį. Ar amerikiečiai, aišku, nesitikėjo tie 2, saugojo 2 aplink Belovą, apstoja ten 2. Pasigauna ramiai tą kamuolį ir iš po krepšio meta ten. Be abejo, jisai gaudo kamuolį, teisingai ten rankas su apsauga. Ir tie amerikiečiai nukrenta abudu ant žemės, jiem belieka įmesti ir viskas. Ir dar kai įmetė, dar liko 1 sekundę buvo. Dabar jau džiūgoja Sovietų Sąjungos rinktinė. Visi, išskyrus trenerį Vladimirą Kondrašiną. Labai norėjau laimėti be tų 3 sekundžių, vėliau prisipažįsta jis. Nugalėtojų šėlsmas trunka neilgai. Amerikiečiai parašo protestą. Nu, čia džiaugsmas, ten taip toliau, čia vėl visokie sveikinimai. Ir po to prieina prie mūsų, sako, apdovanojimo nebus, nes amerikiečiai padavė protestą ir mes einam lauką. Nu, tokie be abejo nusiminę, nuliūdė, kad visi kažkaip tai nei šis nei tas. Pasiėmėm tos savo trinikėlius, viskas einam palengva. Gaška Remigijus pasitinka mane, su alaus 2 bokalais, sako, Modė, sako, reikia atšvęsti, sako, jau auksas jūsų. Sakau, ne, Remigijus, sakau, mums sakė, kad gali būti rytoj peržaidimas rungtynė, žinai. Sakau, negaliu, sakau, dabar gerti. Paskui gailėjos, kad neišgėrė to alaus. Nuėjom į Rūbinę, tai atėjo paskui visą komandą, tokie visi pavargė beveik ir Aleksandras Belovas ypatingai, galva praskelta ten, kol jam tą galvą ten sutvarkė ten ir toliau. Nu ir ką, sėdim, laukiam tokių kažkokių tai žinių ten, kol nusiprosim, kol eisim namo, ten ir toliau į Olimpinę kaimą. Na ir tik tai išgirstam tokį dalyką, kad bus komisija, spręs, bus vėl žiūrės, jie peržiūrės tą visą finalą, ten, nu, tas 3 sekundės, kaip čia įvyko. Bandėm dar kažkiek tenai lauk, galvojom, kad ten greitai vyks, tik tai mums vis pranešė, kad sako, čia tokios debatos vyksta, kurios čia greit nesibaigs. Žmonės įsiskirstė ir susirinko posėdžiauti FIBOS, reiškia žmonės, nutarti, kaip tą protestą patenkinti ar nepatenkinti. Nu ir aš susitikau Modę ir mes atsisėdam Rūbinę ant suoliukais, nusivedė mane į Rūbinę, atsisėdam ir laukiam. Laukiam, iki 3:30 nakties. Ar ryto, geriau pasakius. Ir tada buvo paskelbta, kad vis tiek laimėtojai yra Sovietų Sąjunga. Kadangi žmonės buvo įsiskirstę, jau nieko nebebuvo, tai jie nutarė medalių tą vakarą, tą rytą nebeteikti. Apdovanojimas buvo po rankinio, finalo rankinio ten arenai. Atvažiavome į tą rankinę, amerikiečiai neatėjo medaliai atsiimti, atėjo kubiečiai, su kubiečiais ten pasisveikinom, ten pasikalbėjom, tai vat tuščioje arenoje įteikė šitas medalės mums. 10 olimpinių žaidynių mūsų šalies sportininkus palaikęs Remigijus Gaška su Modestu Paulausku susibičiuliavo Meksiko olimpinėse žaidynėse. Modė man duodavo savo akreditaciją ir aš laisvai patekdavau ir į olimpinį kaimelį, ir į rungtynes, neslėpė didžiulis sporto gerbėjas. Krepšininko kortele vyras naudojosi ir Miunchene, kol olimpinių žaidynių nesukrėtė įkaitais paimtų Izraelio sportininkų tragediją. Sričiaudamas savo viešbutį išgirstų per radiją, kad reiškia į kaimelį įsiveržė palestiniečiai ir sušaudė tenais žydų blokę kelius sportininkus. Ir kad reiškia kaimelis yra aptvertas ir policijos ir kariuomenės ir kad dabar nieks negali eiti ir išeiti. O aš turėjau Modės dokumentus ant savo kaklo kabančius. Sakau, kaip dabar man pasielgti. Tai aš, nežinau, susiskambinau su Modė, mes susitarėm, kad jis su draugais galėtų išeiti. Nu tai šiaip taip išėjo ir aš jam galėjau atiduoti tos dokumentus, kadangi čia buvo labai rizikinga. Netoli mūsų pastato, kur mes gyvenam, buvo žydų irgi korpusas, jis buvo žymiai mažesnis, nes jų delegacija, tai jeigu mūsų ten apie virš 400, tai jų tenai žymiai mažiau.
ten daugiausiai, kas ten buvo sunkiaatlečiai, tenai, dar ten kelios sporto šakos. Mes pajutom tik tai, kad sužinojom iš karto tokią žinią, kad yra olimpiada nutraukiama tą dieną iš karto. Vyksta kažkokie tai darybos, ten taip toliau, pradėjo skraidyti aplink malūnsparniai, po to eidami tik tai į valgyklą pamatėm, kad yra apsuptas šitas korpusas, ten langai išdaužyti, iššaudyti, ten policija, malūnsparniai skraido, pasidarė tokia nelabai smagi situacija ir net tas toks posakis, spręsim ar olimpiadą toliau tęsim ar netęsim, ir čia jau buvom jau prie pat, jau atrodo, jau ant slenkščio prie to Olimpo viršūnės ir tas paskutinis visų olimpiečių susitikimas stadione ir pats Samarančas irgi ten, ir olimpiečiai visi, nesako, vis tiek reikia pratęsti tas olimpinės žaidynės ir užbaigti. Tai va, tai vieną dieną truputį tas viskas toks buvo, toksai samaištis tokia buvo, bet... Dar po metų nepavykus 5. kartą tapti Europos čempionu, Modestas Paulauskas vis dažniau ėmė galvoti apie karjeros pabaigą. Nors dar tik 28, pagal dabartinius standartus regis dar tik pati branda. Noro eiti į aikštelę buvo vis mažiau prisimena sportininkas. Antiek anksčiau, kaip sakant, visą gyvenimą buvo Dalenskim ateiti į treniruotę, ateiti į varžybas buvo, atrodė šventė, jos laukia, kaip toj dainoje laukia, žinai, kaip šventės ir taip toliau. Bet atėjo momentas, kažkur atėjo buvo 73 metai, jau 28 metai, ir kažkur tai pradėjo šitas, kažko tai jau pasidarė sunkiau ir į treniruotę eiti. Į rungtynės eini jau pradėdavai kažkokių tokių abejojimų, tai baimė tokia, tai varžovas toks baisus, tai pralaimėsi, tai kas, kur anksčiau nebūdavo, ten eini, paduokit bet ką, aš visus čia pasmauksiu ir užbaigsiu. Ne, prasidėjo abejonės Dalenskim ir žaidimų metu jau meti į krepšį, galvojant, kas bus, jeigu neįmesiu, ar įmesiu, ar neįmesiu. Kažkoks toks jau, kažkokia tai pusiausvyra, gal čia nervinė pusiausvyra yra, pasidarė tokia. Ir galų galia ten buvo padarytas, ir į pertrauką buvo padaryta, ir tos traumos metu, kad aš turėjau prieš Miuncheno olimpiadą, aš pusę metų Druskininkose gydžiausi į Čiurną, po operacijos į Čiurną traumą, pusę metų prabuvo Druskininkas, atrodo, poilsio buvo daug, bet vis tiek niekas neatsistatė tas dalykas. Kažkoks čia yra kažkokios tai smegenų ląstelės, turbūt, kurios neatsistato, man taip atrodo. 74-aisiais sulaukęs dar vieno pasaulio čempionato ir vėl užkopęs ant aukščiausio garbės pakylos laiptelio, tituluočiausias Lietuvos krepšininkas po poros metų karjerą baigė ir Žalgiryje. 7 metus geriausių Lietuvos sportininkų rinktas šalies numylėtinis. 5. numerį perleido Mindaugui Arlauskui, kuris Kauno sporto halėje tebedirba iki šiol. Labai gerai atsimenu, kai Modestas man perdavė tos marškinėlius, kuriuos aš ir po šiai dienai turiu. Ir nuoširdžiai saugojo. Gal jie netrodo tokie kaip šiandieninė uniforma, bet į juos pasižiūrėjus tikrai kyla daug gerų prisiminimų. Kai dabar prisimenu, ten už nugaros, ten prie mūsų komandos suoliuko buvo paskutinis mūsų toks aikštelė su Mindaugu, toks susitikimas ir perdavimas šitos maikutės. Įspūdingas momentas, taip viduj toks graudulys ir virpesys ir taip toliau, galbūt sutramdėm ašaras, Mindaugui galbūt lengviau buvo priimti, bet man buvo per sunku. Man teko laimė su Modestu žaisti vieną sezoną, bet tikrai aš to sezono neužmiršiu, prisimenu ir rungtynės, kurias teko žaisti, prisimenu ir treniruotės, niekuomet neužmiršiu Modesto patarimų. Na, patarimais, bet teko pajusti ir savo kūno, Modesto jėgą, pasigrumti su Modestu, jeigu taip galima pavadinti, nors tais laikais su Modestu grumtis buvo ypatingai sunku, nes tai buvo fiziškai stiprus žaidėjas, žinantis, kur atsidurti, žinantis tą vietą, kurioje jis turi būti. Tikrai sudėtinga buvo įdengti, nors aš ir buvau jaunesnis gerokai, bet padengti Modestą, kuris jau žaidė, dabar kaip rodo istorija, paskutinį sezoną buvo ypatingai sudėtinga. Jisai žaisdavo labai kietai ir mes, pavyzdžiui, man liepdavo įdengti per treniruotės, tai aš kartais taip jau, jeigu per arti arba jam per daug jau jį tenai globoju, tai biškai jisai man stuktelėdavo, tada jau aš atsitraukdavau, bet jis buvo bekompromisinis, jisai aikšteliai buvo bekompromisinis, jeigu gyvenime jisai buvo labai jautrus ir toksai,
draugiškas ir visa kita, tai aikštelėje būdavo kietas. O šiaip žmogaus charakteris krepšinėje, koks žmogus gyvenime, toks ir krepšinėje. Tai va, taip, kad aš galvoju, kad Modesto fenomenas buvo jo charakterio bruožai. Tvirtas, nebailys, kovotojas ir taip toliau. Modestas kaip žaidėjas stiprus fiziškai, greitas, staigus. Toliau reiškia, turbūt aš nei vieno, kiek man teko ir matytų žaidėjų ir viską, nei vieno nemačiau, kad taip gerai valdytų kūną. Tokios būtų geros koordinacijos. Jo koordinacija buvo tiesiog stebuklinga. Jis buvo koordinuotas, jį gali ten stumt, ant jo griūt, vis tiek riešas užbaigė tą metimą, švelnų, gražų. Ir jis turėjo dar tokią labai įdomią savybę. Visi turbūt puikiai atsimena, man akise stovi. Kai jis daugiausiai iš galinės linijos mesdavo, pašoka, atrodo ne taip ir aukštai pašoka. Gynėjas jau nusileidžia, jis paleidžia gan tikslų metimą. Reiškia, kažkur tai sugebėdavo ore įsilaikyti, pakibdavo ore, taip ir daug tų nuotraukų pridaryti, atrodo jis kabo ore. Net mūsų treneriai, reiškia, tada, žiūrėk, kaip jisai, reiškia, šitą moka, reiškia, kaip jis tvirtai ir bauda išprovokuoja, ir taškus pelno. Nu, be abejo, matymas aikštelės, matymas, supratimas, kur, kada, nes vienas dalykas, kada ūgių, sakysim, aiškėjasi viršesnis ten ar ką, tai vienas dalykas, o jis, būdamas, sakykim, vidutinio ūgio, nu, dabar gal net ne aukštas, šio laikinių supratimų, jis visgi sugebėdavo apgalingų judesių, vikrumo, staigumo, taktinio supratimo dėka atsipalaiduoti ir panaudoja savo, sakysim, universalų tą arsenalą techninį. Driblingas, praėjimas, staigus šuolis, reiškia, įvairūs metimai, koordinacija gera ore, ir nebijojimas fizinio kontakto. Tai leisdavo jam tikrai būti rezultatyviu. Jis ne tik tai buvo, kad, sakykime, Žalgirį taškų darimo mašina. Jis tikrai buvo labai komandinis žaidėjas. Ir kas jau ne kas, bet mes, pavyzdžiui, su Romu Vensbergu, su Romanu Rimkum, tą labai jautėm. Nes faktiškai dengdavo Modestą tikrai ne vienas priešininkas, dengdavo puolime, reiškia, du vyrai, kartais ir trečias prišokdavo mažiukas, atimt kamuolį ir panašiai. Tai jis jos ir, kaip sakyti, ir apgaudavo, labai jo judesiai, reiškia, buvo tokie, tie vadinami apgaulingi, labai tikri. Reaguodavo labai. Ir tada, jeigu jau ant jo labai kyla viskas, tai jisai čia būdavo mums nedaug dievė nepagauti. Tai va, taip, kad jis tų vadinamų rezultatyvių perdavimų. Jis padarydavo ir rungtynės, tai dabar mes skaičiuojame, jeigu ten 5-6, tai jau čia, jau lyderis, jau čia žaidėjas ir taip toliau, ir kažkas panašaus. Jis turbūt po 12-15, nors nieks tada nefiksavo. Jis ir pykdavo ant kitų, kurie jam, reiškia, ne taip darydavo aikštelėje komandos draugai, kurie reikia, tai jis jau griežtai pasakydavo ten, be tokių, be jau mandagių frazių. Ir iš karto, tai nugalėtojo charakteris, taip, nugalėtojo charakteris, kuris ir be baimės, taip. Kada jeigu jau jį baudoja, tai atgal irgi bus ne paprasčiau, nesvarbu, ar ten tituluotas varžovas, ar šiaip koks, jeigu jau laimė, tai laimė. Aš turbūt tokį gerą posakį, tokio futbolo trenerio Malafėjos, buvo rinktinės treneris, jisai Baltarusis. Jis sako, ne mes turim, bijot varžovo ir, daleiskim, analizuoti, kai dabar žiūrime, kaip žaidžia kitą komandą. Tegu jie žiūri, tegu jie bijo. Taip ir aš galvoju, tegu aš einu, aš nieko nebijau, tegu jie bijo manęs. Ir aš tokį turėjau kažkokį psichologinį tokį užtikrintumą, kad aš jį sutrypsiu. Man nesvarbu, jis 2-10 ar 2-5 ar 2-7, ar jis juodas ar geltonas. Aš jį vis tiek kaip nors senai apgausiu, kažką tai padarysiu. Ir toks pasitikėjimas savim buvo, toks, aš einu į praėjimą, aš žinau, jeigu aš neįmesiu, aš toj pat dar ieškau variantų, kaip pasigauti tą kamuolį, kaip pakartoti, kaip ten kokią baudą sudirbti, kaip kažkokia improvizacija, kūryba, man padėjo ta kūryba aikštelė. Aš pats manau, taip, aš nežinau, kas gali kitaip pasakyti. Ir toks užtikrintumas, toks aš jaučiausi stiprus ir galingas ir aš galvoju, kad aš einu kaip buldozeris ir skirstau visus į šonus. Kad jis jau 18 metų žaidė už Tarybų Sąjungos rinktinę. Buvo pakviestas. Buvo tokio amžiaus pakviesti turbūt
kiek aš žinau, 3 žmonės. Tai Aleksandras Belovas, gal Sabonis ir Paulauskas. O taip. Ir kada manęs klausė, išvardykit 5 geriausia. Aš nekalbu apie mūsų ten prieškarinius arba toj pokarinius laikus, bet jau pradedam nuo kokio 56 metų, tai aš 3 turiu nekeičiamus žaidėjus. Tai vidurio puolėjas Sabonis, atsitraukė žaidėjas Marčiulionis ir kraštinis Paulauskas. Įsivaizduojat šitos 3 kartu žaisti. Kokia būtų komanda. Tai o į kitos pozicijas yra po 2, po 3 kandidatus, taip kad nedrįstų vardyti. Bet šitos 3 tai jau be kalbų. 82-aisiais šios 3 žvaigždės buvo vienoje komandoje. Tik Modestas Paulauskas jau nežaidėjas, o trenerio poste. Miuncheno olimpinis čempionas būsimuosius Seulo aukso medalių laimėtojus treniravo Lietuvos jaunimo rinktinėje, o Arvydą Sabonį ir Sovietų Sąjungos kadetų rinktinėje. Modestas Paulauskas dar dabar saugo kamuolį su visų čempionų parašais. Griežtas, kietas, kaip sakyti, konkretus. Jo, dabar kai pagalvoti, galvoju, braš, kas čia yra, kodėl taip reikėjo dusint mus. Gal jį sakau kažkada, nes aš daugelį žiūriu, trenerių, visi ten laužia, aišku, dabar pasikeitė, dabar atsirado, sakysim, fizinio pasiruošimo treneriai, kur anksčiaugi viską treneris vienas darė. Tai tada buvo mums nelinksma. Tai aišku, kažkokių patarimų duoda, bet būdavo ir griežtų žodžių, tokių vyriškų. Griežtas, aš gal nelabai kalbus, nelabai daug aiškinau, bet pakankamai, imkim, mes galbūt turėjom truputėlį dar brestelti arba turėjom truputėlį pasivyti iki tam tikrų frazių supratimų, galbūt tai buvo mūsų per aukštą materiją gal kai kurie dalykai. Bet mes žinom, kad stengiamės, mes turim laimėti ir didžiavomės, kad treneris yra Paulauskas. Pirmąsyk Lietuvos krepšininkai Spartakiados čempionai. Žiūrėjom į jį, stebėjom jį, didžiavomės juo ir motyvavom mus eiti į salę, aikštelę, į kiemą, tas valandas būtent mesti panašiai kaip jisai, nuo lentos mesdavo dar atsimintinais taip iš šono. Tai aš manau, kad labai daug likimų jis pakeitęs. Deja, trenerio darbas ne visuomet teikia tokį malonumą, kaip paties kova aikštelėje. Nors treniruotos ir aukšto lygio komandos Žalgiris, Lietuvos Rytas, naujų iššūkių ieškota menkai pažįstamuose šalyse. Teko man pabūti į Angolai, Suriname, Maurikijoje, tokiuose tikrai egzotiškose šalyse. Ten neilgos kelionės, ten po porą mėnesių, bet tai buvo toks įdomus susipažinimas su to šalių krepšiniu ir taip toliau, nors ten tas sportas tik tai buvo tokia besivystančioje ten fazė ir taip toliau. Teko paskui paskutinė buvo mano tokia jau kelionė įdomesnė, gal ilgesnė, už ten pusę metų išbuvau Irake. Ten buvo net sudarytas sutartis 3 metam, bet kai prasidėjo karas visi, ten mūsų didelė delegacija buvo apie 50 trenerių įvairių ten sporto šakų, mes krepšininkai buvom 3 krepšinio treneriai, bet visų sporto šakų. Taip, kad įdomu su tom šalim susipažinti, su jų nuotaikom, su jų norais, su jų požiūriu į treniruotės, į darbą ir taip toliau, ir jų charakteriais. Būnant tokio lygio žaidėjų ir treniruoti komandą yra nepaprastai sunku. Kadangi tu matai, kaip jis nieko nepadaro. Ir kokiu reikia turėti nervų, išlaukti, kada jis tą padarys. Suprantat? Šitas treneris turi dar turėti velnišką nervų sistemą, kad išlaikyti, išlaukti, kada jis čia bus. Ir kada paprastai yra aukšto lygio žaidėjas, jis negali to matyti. Čia aš galiu prilygyti ir su muzika. Kada, sakysime, su aukštos klasės pianistas, puikiai skambina ir pradeda ten mokyti. Tas niekaip nepataiko, jis ten prašauna varo visą laiką, kiek gali išlaikyti tą nervų sistemą. Vis tiek kažkaip turbūt atsibosta, net ir turbūt, ką man reikia šito. Pasijunti, kad tu niekur eini į tą darbą, tas darbas ne tas ir, kaip sakant, ne tie goliai sukasi, ne tie dantračiai dirba ir ne tas. Bet paskui per kiek tai laiko vis tiek pripranti, sakau, labai gerai, kad man padėjo tos jaunių rinktinės, su kuriuom pradėjau tarpais, ten nepastovus darbas, bet vis tiek čia kažkur tai
įmušė į tas vėžės po truputį ten ir padėjo. Taip, jeigu būtų reikėję vien tik tai nueiti iš ryto į garažą, pasimti mašiną, paskui grįžus pastatyti tą mašiną, tas pastatymas visuomet būdavo sunkiausias. Kai aplinkui visur draugai, visur jie nori bendrauti, visur jie jaučia kažkokią tai, nežinau, malonumą ar džiaugsmą, kad su tavim tai smagiau. Ir subirėjo ta pirma šeima ir aš dėkingas šitai šeimai, savo žmonai dabar Janinai, kuri sugebėjo mane vėl įjungti, pastatyti vėl ant normalių bėgių ir traukinys važiuoja toliau. Antroji žmona Janina Greta jau 24 metus. Pradžioje kūrė gyvenimą Joniškyje, vėliau Anykščiuose, galop apsistojo Šakiuose. Vasaroja Slavikuose žmonos gimtinėje. Kaime juokėsi Janina, auginam ekologiškas daržovės. Labai šeimos žmogus. Jis tikrai labai atsakingas už vaikus. Atsakingas ne tik ir už vaikus, ir už žmoną, ir už visą šeimą. Tai šitas pats pagrindinis veido jo bruožas toks tvirtas, už jo tai kaip už mūrų stovi. Daug kas gali pavydėti tokio vyro, nes aš manau, kad žmogus jaustumės saugus ir viską, tai reikia labai paieškoti. Tokių šeimų, aš nežinau, aš labai saugiai jaučiuosi ir tikrai nesigailiu ne vieno pradėto žingsnio, kaip sakant, gyvenime, ką aš padariau, atrodo, viskas vėl atgal. Jeigu ką nors iš naujo reiktų pakartoti, tikrai galbūt tą patį kartočiau. Tai čia reikia džiaugtis, kad jis sugebėjo atsistot. Ir čia aš vis tik tai didelę dalį padėkos išreikščiau Janinai, dabartiniai jo žmonai. Jinai labai, kada reikia, labai principinga, labai valinga. Ir jinai paėmė, o Modestui reikėjo tos tvirtos rankos. Kai pasiklausai žmonių tos likimai ir taip toliau, jų peripetijos, jų gyvenimai, atrodo, eini tiesiai gatvė, šalia kažkokia tai duobė tave. Ir tu net nejauti kartais, ir įkrenti į tą duobę, yra kažkokia praraja net. Įkrenti ir tai labai svarbu, turbūt, sako, ne nuodėmė nusižengt, bet svarbu mokėti iš tos duobės išlipti, turbūt yra pats sunkiausias dalykas. Įkristi labai lengva yra, bet išlipti iš tos yra labai sunku. Vat ir čia yra toks, ačiū šeimai, kur aš jaučiau visą laiką malonumą pareiti namo vakarį, ne tai, kad prie garažo valyti mašiną ilgai iki vidurnakčio ten taip toliau, bet jauti malonumą, kad yra namuose šiluma, yra tavęs laukia, tai yra smagu, man ir jiem yra smagu kartu draugauti, kalbėtis. Ši diena ypač smagi. Iš Kauno pasisvečiuoti pas tėvus sugrįžo jaunėlis sūnus Modestas. Svajojantis kaip ir tėtis, dar ir dabar ne vienų svarbių rungtynių nepraleidžiantis Žalgirio klubo garbės prezidentas tapti profesionaliu krepšininku. 1-1 jau nebežaidžiam, šypteli olimpinis čempionas. Galiu tik žodžiu patarti arba kamuolį paduoti. Per metus Žalgirio jaunimo komandoje Modestas labai sutvirtėjo. Tam, kad pasiektum nors dalelę to, kad tėtis pasiekė, tai reikia ne tik išeiti į aikštelę 3 kartus į savaitę, mesti į krepšį ten kelis kartus ir jau atrodo viskas ateis pats. Reikia kažko daugiau, neužtenka tiesiog ateiti į aikštelę ir žaisti, reikia kažko, tai reikia tuo krepšiniu gyventi. To neužtenka. Aš labai noriu, dabar labai noriu, darau viską, kad tik tai Modestui būtų žalia gatvė, kai jam netrūktų nieko, kai jisai ką tik užsimano sportinio atžvilgiu, žinai, kai jam ir būtų ir batai, ir koinės, ir šortai, kokie tik nori, kamuoliai, tik tai pasako, tokį kamuolį reikia tokio. Kad mano sąžinė būtų švari, aš padariau viską ir dabar viskas jo. Jeigu reikėtų pakartoti, kartočiau visą tą patį ir dar daugiau. Ir dar daugiau dirbčiau, dar ilgiau ir apie 28 metus negalvočiau apie pabaigą. Olimpinis čempionas, tvarkoje, tu pasiekiai kažkokį tą vadinamą nusiskynėtą obolį, bet jisai rytoj kitą dieną jis jau dingsta, tas obolis jau nusiverčia iš šono, vėl reikia vėl iš naujo eiti tolyn, vėl čiagi sustoti negalima. Tai yra dar obolių, reikia dabar tik tai, kuom galima padėti ar kažkam jaunimui patarti, vaikams, jauniems krepšininkams, jeigu dar, aišku, mūsų mintis galbūt jau pasenusios yra taip toliau, bet širdis dar jauna, dar vis galvoja, dar duokit kamuolį, aš toj čia.